Varom. Tai šiandien mūsų naujoj serijai galėsit pamatyti, kaip mum ne skliausteliuose labai sekėsi montuoti galinį poliuretaną į tiltą. Pamatysit toliau, aš jau mačiau viską. Video bus tikra bomba. Paskui suprasit, kodėl. Išdeginom senus alemblokus. Pradžioj tai išsėmėm tiltą. Atsisuko gan lengvai, keista, kaip mašina 2 metus stovėjus ant kiemo visais metų laikais, bet atsisuko lengvai, tai išsėmėm, nusiplovėm, išdeginom senus alemblokus. Tada labai lengvai presavom poliuretaną pirščiukais ir tiek vadžinių ir sumontavom dar galinius amortizatorius, sumontavom, dar trūksta 2 veržlių ir priekinių šakių varžtai yra prasukti, tai greičiausiai reiks pasikeisti šakes į naujas ir tada judėsim toliau. Tai kviečiu pasižiūrėti, kaip mums sekėsi. O šlapia, o šalta, o nemalonu. Dirbsim kaip akmens amžių, kaip senoviai, kaip tikri sportininkai ant žemės. Įkyrus koks. Svarbiausia ir pasitikėti, kad negautum per nagų, žinai. Rankinio trusus nupjausim, nes rankinio nebenaudosim. Stabdžių šlangutės irgi maišys dabar išimt. Čia matau, kad tikrai neatsisuks, nes tiek pripuvę, kad... O stabdžių šlangutės dėsim armuotis, tai irgi dabar nupjausim. Ir išiminėjom tada tą galinę važiuoklę, ko mums čia reiks. Įrankių jaučiu. Dabar liko tik dar 4 varžtai ir viskas. Nematau.
Čia gal reiktų nusiplaut dabar viską. Pavalgėm pietus, pasistiprinom. Tai dabar šitas neveikia. Alpentech nusipirkom dujų. O, iškart geriau. Kavos va išgėrėm. Iškart daug geriau. Skani kava buvo. Tikra energijos bomba. Biški saliam blokam. Tu, nu. Va. Matai? Kiek energijos kavoj. Uik tu nahui. Tuoj užges. Sakau, kad kažko nepaskaičiavau. Pilstu. Dabar neinu net susikaupt. A, tai kavytė. Va čia tai tikra bomba, ne kava. Jaučiu, Laurai nepatiks tokia reklama. Kaip ne, taisyklingai išpresuoti sailenlukus. Esi kada nors matęs prislėgtą kavos dangtelį? O. Prislėgtas kavos dangtelis. Kad tu nebūsi prislėgtas, kai čia toks oras. Dadam. Gražuoliai kokie. Dabar tik reikia atsimint, kurie čia šitai yra su išėmiom. Šita dalis, kur mažesnė prie kėbulų būna. O šitai yra lygus iš abiejų pusių. O tie su išėmom yra... Turiu prisimint. Žodžiu, tie su išėmom eina į galą. O tie be išėmų eina į priekį. Lygtais taip. Žodžiu, dabar dedam taip, kaip mums atrodo. Pasižiūrėsim, kai dėsim tiltą, pažiūrėsim, ar viskas tinka. Biškį palubrikuojam. Biškį reiks plaktuku. Kieta.
Šitą sunkiau kažkaip. Ir nežiūrėk. Nežiūri. Nebaisiai. Kaži, kodėl čia taip? Žiūrėk, į apačią dedas. Kodėl į viršų nesideda? Kažką antrep čia darom. Penkių minučių darbas, čia pys sugali ir viskas. Jeigu traversas po sprogimo nebūtų, kurva kreivas, blėt, jaučiu, tai taip ir būtų. Ir taip dabar neaišku, ar čia gerai dedam. O! Dabar čia greičiausiai ne tuos sudėjom, nes reikėjo įdėti šituos. Ką žinau, bandom. Dabar kitą pusę susidėti. Ui. Bandau jaučiu kišti į mašiną, žiūrėti, ar čia iš vis gerai, viskas yra. Ateik biški studentai. Biški lėčiau, šiai būtų zaibys. Man reikia taikyti. Ok, gerai. Kelda. Viskas jaučiu. Gerai. Žinai, kame visas gerumas yra? Ką vieną veržlę ir vieną varžtą iš čia sugadinau. Tai reiks kažkaip kryžmai prisukti, pažiūrėti dabar. Davai, pabandau prisukti galinį varžtą. Spakainiai. Ne, nebus, nes įvaris pamiršau įdėti. Būtumėm dar blogiau padarę negu su originaliais. Originaliai šiaip per tokį laikosi. Nu, čia tipo veržlės dedasi šitas aliuminis tiltelis ir dar čia dviem papildomais varžtais prisisk. Bet esu daug matęs, ypač Rygos trasai. Perskila šitas ir iškrenta tas poliuretanas ir tada tiltas taip pliupt. Ir tada ratai taip pliupt. Tai darysim savaip. Toliau amortizatoriai.
Tai va, susistatys šitie. Tikrus lenktynininkus turi degti, kad variklis yra ir dėl benzino, kad visą laiką atsimintum. Ką neužmirštum, visą laiką turi degti. Dabar važiuojam pasiimti atraminių, nes neturim atraminių. Tai va, kaip tik 2 vienetai yra atraminių pačių pigiausių, kokių mums ir reikia šitam projektui. Gal pasimsim. A, 10 euriukų. Patys geriausi lenktyniniai. Pirmos net nerašoma, tai? Nes čia yra paslaptis. Čia yra gamybinė paslaptis. Jie tokie geri. Tai va, atraminiai patys greičiausi, sportiškiausi, tvirčiausi ir pigiausi. Neturim tik ant amortiko veržlių dabar, matau. Bet gal garaže kažką rasim. Tuksiu va šitus va, tabalai. Čia paliksiu tabalai, nes neturiu varžtų su kuo prisukti. Ir čia va biškį atlenksiu. Ir viskas šiandien jaučiu bus. Kviečiu prisijungti prie Instagramo mūsų. Kviečiu prisijungti prie Contribui mūsų. Ir šiaip nežinau, ką daryti su tą savo šiukšlę. Vėl nežinau, ne? Davai, pizdu, poch. Kas Contribui, padarysiu Contribui, kas aukojat, prisidedat 5 eurais, tai turėsit galimybę laimėti mano iš šiukšlės į trasą projektą, prie kurio aš neturiu laiko prieiti. Ir kažkuriam vienam laimingajam atiduosiu jį tiesiog. Ten yra stabdžiai nupirkti, sparnas nupirktas, važiuoja, nelabai traukia. Yra turba didesnė nupirkta, tai viską pridėsiu, žodžiu, reiks tik susikonstruoti ir lėkti. Turim pirmuosius laidos partnerius. Gavom štai tokius dalykus. Čia yra galinės išvertiminės traukės. Jų šiandien nedėjom, nes gal bus patogiau kaip ant keltuvo. Žodžiu, tai jaučiu, gal kitoj serijoj įsidėsim. Jos mums leis gale išvertimą reguliuoti. Kas yra labai neblogai. Dabar mašina šiek tiek pažemėjo, truputį atsirado to išvertimo, bet jeigu kažkur važiuosim trasoj, bus sausa arba šlapia, tai pagal tai galėsim pasireguliuoti ir galinę važiuoklę. Priekyje kol kas opcijos šitos neturim, bet gal kažką irgi sugalvosim. Tai Mindaugas iš Klaipėdos, Massmin Fabrication, gamina traukes. Irgi konstruoja automobilius, custom projektais užsiima, žodžiu, kreipkitės, turi visko, netgi pedalboxą yra pagaminęs. Tai gali custom kažką padaryti, turi traukių pasidaręs ir visų kitų. Massmin Fabrication, Klaipėda, Mindaugas, jeigu reikia kažką sukonstruoti, pagaminti, padaryti, gali mašiną subildinti nuo nulio, tai kreipkitės, o mes naudosimės šitais daiktais ir turėsim galimybę pasireguliuoti. Spauskit patinka, spauskit subscribe ir jeigu nespausit, gausit. Nu tai ir viskas, ką čia darėm, išėmėm, įdėjom, beveik susprogom, užsidegėm. Ja.